Sol FM. Taigi, sveiki, labas vakaras, mėlyjei Sol FM klausytojai žmonės. Praėjo dar vieną savaitę, praėjo dar vieną darbingą ir nuobodi, sakykim, savaitę, ar ne, kaip visada, ir, pagaliau sulaukiam penktadienio savaitgalio, ir, aš su tuo sugrįžtu pas jūs prie šio mikrofono. Iš ties laukiu to, nes, kaip žinia, aš visada mėgstu jums ką nors papasakot, suradau dar vieną istoriją jums, ir, jinai bus ganėtinai šokiruojanti, tai taip, pasiruoškite jau iš anksto žmonės, bet, iki to laiko, kaip visada, norėčiau paklausti jūsų žmonės, tai kaip jums sekasi, parašykit, kaip praėjo jūsų savaitę, kaip eis jūsų savaitgalis dar, gal turit kokių nors planų, viską galit parašyti, bet ką, bet kada. Jūs jau mane žinot, mėgstu su jumis susirašinėti, kai kurie net ir mėgstat naktimis man parašyti, būna juokingų iš tiesų diskusijų, tai taip, nenoriu jūsų stabdyti, darykit, ką norit. Tai taip, kaip ir galim bandyti tęsti ir, nuo pat pradžių galbūt iškart pasakysiu jau tą, ką jau pusiau kaip ir užsiminiau. Žmonės, ši laida nėra skirta nepilnamečiams ar jautrios psichikos klausytojams, todėl jei esat bet kuris iš šių, sakykime, auditorijos atstovų, tai dėja, bet turėsiu jūsų paprašyti atsijungti. Tai taip, iš ties, jeigu mažiau negu 18 arba nemėgstat, arba nesat linkę klausytis, sakykime, apskritai tokių temų, kurios liečia tam tikras, sakykime, tamsesnės, sakykime, žmonijos pusės, siūlyčiau atsijungti, iš ties paliesim, labai, labai blogus dalykus. Tai taip, iš ties tikiuosi, kad laikotės mano prašymo, kad atsijungėt, ir jeigu jau tą padarėt, galim bandyti tęsti. Tai kągi, šiandien kalbėsim, galbūt pradėkim nuo mislės, gal iš karto aš neatskleisiu, apie ką kalbėsim, bet, šio vakaro mislė, jeigu įsijungtumėte, tai pamatytumėte tą paveikslėlį, sakykim, socialinėse medijose, tai šio vakaro mislė yra kažkoks vyras, ar ne, jisai, su šuniu. Ir, atrodo tiesiog normalus, paprastas vyras, ar ne, kažkokia senovinė nuotrauka. Ir iš ties, ši istorija bus daugiau mažiau tiesiog apie šį vyrą. Ir kodėl? Aišku, dauguma iš jūsų tikriausiai preziumuos, kad čia yra kažkokia neatskleista byla, žmogžudystė ar kažkas panašaus, ir iš ties būsit iš dalies teisūs. Taip, mes kalbėsim apie šio vyro žmogžudystę, kuri yra neatskleista iki šiol, bet kur kas yra įdomesnės aplinkybės, kurios privedė iki šios žmogžudystės, ir apskritai galbūt net ir rasim tam tikrą motivaciją, kodėl įvyko apskritai ši žmogžudystė. Aš papasakosiu būtent apie šį vyrą jums, bent jau pirmoje laidos dalyje pasistengsiu tą padaryti, o antroje laidos dalyje pasistengsiu pakalbėti apie pačias žmogžudystės aplinkybės, sakykime, ir teorijas, ne? Tai atskleidžiant pačią mįslę, tai šis žmogus nuotraukoje yra vardu Kenneth Rex McElroy, mes jį vadinsim gal tiesiog Ken arba Kenu šioje istorijoje, ar ne, jisai yra vyras gyvenęs 20-ame amžiuje Jungtinėse Amerikos valstijose, tiksliau Misūrio valstijoje, apie tai dar šiek tiek aptarsime, šiek tiek dar sugrįšime vėliau, bet galbūt iš pat pradžių gal pabandysiu aš, tiksliau, užduoti jums kaip visada auditorijai klausimą, aš labai mėgstu tą daryti, tie tokie keisti, sakykime, klausimėliai, žinot, su moralė, gal net tie tokie klausimai, kurie jums, gal kai kuriems iš jūsų net nekyla galvoje, arba jeigu ir kyla, tai atrodo jie galbūt per paprasti, arba galbūt neverti užduoti, ar kažkas panašaus, nežinau, bet aš manau, kad yra verta užduoti šiuo atveju būtent šį vakarą šį klausimą. Žmonės, ar jūs galėtumėt pateisinti žmogžudystę? Toks paprastas klausimas, ar ne? Ir galbūt kai kurie iš jūsų sakytumėt, kad taip, kaip pavyzdys, galbūt jūs galite pateisinti žmogžudystę dėl savigynos, dėl kokio nors geresnio tikslo, ar ne, kaip mes įsivaizduojam. Tai, kaip ir žiūrint į tą patį savigynos, sakykime, pavyzdį, tai taip, jeigu žmogus ginasi ir, sakykime, gindamasis nuo užpuoliko, sakykime, nužudo šį užpuoliką, ta žmogžudystė, ją galima pateisinti. Ką iš jūsų galbūt prašysiu padaryti, tai šiuo atveju atsisėsti į tą, sakykime, teisėjo suolą, ar ne, ir pabandykit teisti žmogų, kuris, nužudė kitą žmogų, kitą pilietį. Bet šiuo atveju, kas yra svarbu, tai yra pats niuansas, ar ne, pačios aplinkybės. Jūs žinot, kad jūs teisat, sakykime, žmogžudį, ar ne, bet jūs ir kartu turite atkreipdėmėsi, dėl ko ta žmogžudystė apskritai vyko, ar ne, kokie yra motyvai. Tai, kaip ir pavyzdys su ta visa savigyna, ar ne? Jeigu jūs tiesiog žinotumėt, kad žmogus nužudė kitą žmogų, jūs iš karto nuteistumėt žmogžudį ir, tikėtina išsiųstumėt jį į kalėjimą, ar ne? Bet jeigu žinotumėt, kad, žmogžudystė įvyko dėl savigynos ar kažkas panašaus, tikėtina, kad jūs, tą bausmę sušvelnintumėt arba apskritai atleistumėt nuo atsakomybės. Čia vėlgi skirtingi niuansai, bet įsivaizduojat, ką aš turiu menį. Bet dabar klausimas yra, jeigu žmogžudystė vyksta
sakykime, bendruomenės priimto sprendimo, sakykime, dėl bendruomenės kaip pavyzdys saugumo. Aš kalbu apie tokį dalyką kaip linčas. Jeigu žmogžudystė įvyko dėl to, kad galbūt pati auka savotiškai prisiprašė to, sakykime, kabutėse. Tai skamba labai keistai, žinau, bet taip, kaip vertintumėt tokią žmogžudystę, tokios aukos, sakykime, tokio žmogaus, kur jūs net nenustebtumėt, kad jisai numirė, ar ne? Ar jūs teistumėt, ar jūs teistumėt kaip už žmogžudystę, ar jūs kaip nors laikytumėt tai kaip lengvinančią aplinkybę, gal net, čia taip juokingai skamba, bet kaip jūs tą vertintumėt? Ar jūs vis tiek žiūrėtumėt labai formaliai ir sakytumėt, kad vis tiek žmogžudystė įvyko, ar jūs vis dėlto atkreiptumėt labai dėmesį į tai, kad visa bendruomenė jau tikėjosi, kad šis žmogus bus nužudytas, ar ne, kad čia buvo tik laiko klausimas. Tas žmogus prisiprašė, sakykime, kabutėse to. Vos nesavotiškas, linčas įvyko, ar ne? Ir taip, jums galbūt tai nesuprantamai skamba, ar ne, kai aš dabar bandau tą pateikti klausimą, bet turėkit tą omeny. Iš esmės, šiandien kalbėsim būtent apie Kenneth Rex McElroy, tai minėtojo Keno žmogžudystę, ar ne, įvykusią 1981 metais berods. Ir kas bus svarbu pastebėti, tai būtent mes kalbėsim apie šios žmogžudystės tam tikras detalės ir aplinkybės, kodėl jinai vyko ir kodėl šis žmogus galimai buvo nužudytas. Ir galimai jūs vis matysit tam tikrą, galbūt susidarysit tam tikrą vaizdą apie tą Keną, ar ne, mūsų istorijos antiherojų, vadinkim jį. Taip, aš jau užmetu tokią kaip ir užuomeną, kad jisai nėra herojus, sakykime, Kenas šiuo atveju. Ir galimai gal net ir kiekvienas iš jūsų dabar esančių teisėjų, ar ne, besiklausydami šios istorijos ir vis sužinodami daugiau detalių apie patį Keną, jūs suprasit, dėl ko jis buvo nužudytas ir galbūt net ir pateisinsit jo žmogžudystę savotiškai savo viduje. Tai gan keistai ir šlykščiai gal net skamba, ar ne, bet taip, iš esmės, taip trumpai tariant, mes kalbėsime apie linčiavimą, apie vieno žmogaus nulinčiavimą, ar ne, kuomet kiti žmonės, tarkim, nesusiję su teisėtvarka, su teisėsauga, kiti žmonės tiesiog nusprendžia tą įstatymą ir jo vykdymą perimti į savo rankas ir tiesiog, susibūrus žmonėm, atimti kitam žmogui gyvybę. Tai yra savotiškas kaip ir vigilantizmas, tas vadinamasis, tokia kaip ir vigilantizmo, sakykime, forma, ne? Tas linčo teismas, kuomet bendruomenė tiesiog nusprendžia, kad kažkurį narį laikas nubaust, ar ne? Ir mes nelauksim, kol teismas tą padarys, nelauksim, kol, sakykime, policijos tyrėjai priims kažkokį sprendimą ar pareikš kažkokius įtarimus, nelauksim proceso, mes tiesiog visi kaip bendruomenė priimsim sprendimą nulinčiuoti kokį nors vieną žmogų. Tai skamba kraupiai. Ir taip nevyksta modernioje, sakykime, visuomenėje tokie dalykai, mes tą jau žinom. Modernioje visuomenėje vyksta tyrimas, tada kaltinamasis aktas, kaip pavyzdys, ar ne, ir tada vėliau žmogus yra teisiamas. Ir, žmogus yra preziumuojama, kad jisai yra nekaltas iki kol jo kaltė nėra įrodyta. Ir taip, bet šiuo atveju, kai aš pasakosiu jums šią istoriją, aš manau, kad daug kas ras galbūt tokių vidinių priežasčių, dėl ko gal kartais galbūt ta sistema gali neveikti. Ar ne, ta tokia mūsų sugalvota, sakykime, sistema, sakykime, ta tokia teisingumo sistema, kurią mes dabar vadovavomės. Čia vėlgi galbūt blogas pavyzdys šita istorija yra, bet aš manau, tai vis tiek yra toks kaip ir savotiškas pavyzdys vis tiek. Tai taip, trumpai tariant, mes kalbėsim apie žmogžudystę, kurios liudytojais tapo didžiulė minia žmonių, tačiau pakvietus juos liudyti, jie nurodė, kad, kabutėse nieko nematė ir nieko nežino vėlgi kabutėse. Tai kągi, bandykim pradėti. Kaip visada galbūt pirmiausia nuo vietovės, tai viskas vyksta, visas veiksmas, sakykime, vyksta Skidmore mieste, miestelėje gal taip geriau, sakykime, nes jis mažas visai yra, kuris randasi Misūrio valstijoje, ar ne, kuri randasi Jungtinėse Amerikos valstijose, ar ne. Viskas vyksta 20-ame amžiuje, daugiau mažiau viskas vyks 8 ir 9 dešimtmečiuose, ar ne. Vėlgi pats Skidmore miestelis, jisai yra visai nedidelis, jame gyventojų skaičius bent jau tuo metu siekia apie kažkur 400, galbūt šiek tiek daugiau. Tokių nedidelių bendruomenių nariai, sakykime, jie dažniausiai būna labai, kaip čia pasakius, glaustai susiję vos, nesakykime, ar ne, jie gerai vienas kitą pažįsta ir čia nėra kažkoks fenomenas, tai dažnai būna visur ir Lietuvos mažesniuose miesteliuose žmonės vienas kitą labai gerai pažįsta, ar ne, ir ganėtinai artimai net. Tai taip, iš esmės čia toks, tas Skidmore miestelis realiai yra vienas iš tokių miestelių. Dabar tęskim šiek tiek apie patį Ken, ar ne, apie patį Kenneth Rex McElroy, ar ne, kas jisai toksai ir kaip jisai pradėjo galbūt
užbėgant įvykiam už akių, kaip jis pradėjo terrorizuoti šitą miestelį ir jo gyventojus. Tai Kenas, kaip ir minėjau, mes jį vadinsim Kenu, Kenas gimė 1934 metais, birželio 1 dieną berods, iš karto vasarai prasidėjus. Jisai gimė nepasiturinčioje imigrantų šeimoje, jisai buvo iš 16 vaikų gimusių, jisai buvo 15, tai išties galite įsivaizduoti, kokio dydžio šeima, ar ne? Išties ir dar jo labiau, kai mes kalbam apie imigrantus, kuriems ir taip yra sunku įsilieti į tą visuomenę, sakykime, apskritai ir, imigrantai, kurie turi dar daug vaikų, kurios turi išlaikyti, išties sudėtinga situacija. Tai taip, Kenas jau nuo pat gimimo realiai susidūrė su itin dideliu skurdu, ar ne? Tai pati Keno šeima, jie vertėsi, jo tėvai berods vertėsi žemės nuoma berods, žemės ūkio paskirties berods žemės nuoma, ir nors ir jie atrodo skamba, jie turėtų būti ganėtinai pasiturintis, tačiau vis tiek pati šeima skurdo, ar ne? Atrodo išties pats, sakykime, verslo modelis šis ne visai veikia ir pati šeima turėjo vis keltis iš vienos vietos į kitą ir, po kurio laiko atrodo pats Kenas su savo šeima jisai atsidūrė netoliese Skidmore miestelio, ar ne, to minėtojo nedidelio miestelio. Būdamas vos 15 metų, Kenas nustojo lankyti mokyklą, čia berods 8 klasė skaitosi, ar ne, ir jisai, pagarsėjo kaip čia pasakius, neklaužada, paauglys, kuris dažnai vogdavo, dažnai, sakykime, muždavosi, grasindavo, suprantat, ką turiu menį, išties piktybinis, sakykime, paauglys, ar ne, tai jis jau nuo mažens jau pasižymėjo tą tokią kaip savotišką agresiją. Dabar ar ta agresija yra įgimta, nežinau, čia vėlgi klausimas, žinot, psichologam gal daugiau, ar ne, tikrai toks aš nesu, bet taip atrodo, kad Kenas jau nuo mažens jisai buvo ganėtinai agresyvus žmogus. Ar jį tokį išauklėjo, sakykime, jo tėvai, ar ne? Čia žinot, šio vakaro, nėra šio vakaro galbūt tema, bet galbūt šį klausimą palieku jūsų galvoje, ar ne? Bet tęsiant pačią istoriją toliau, tai būdamas 18 metų jisai dirbo statybose ir statybų aikštelėje vienu momentu jisai susižalojo išties stipriai, ta prasme ant jo užkrito tam tikros konstrukcijos berods statomos ir dėl to jisai taip susižalojo, kad realiai jisai turėjo tą tokią kaip ir, ta prasme tie sužalojimai buvo jam amžiniai, iki pat gyvenimo galo jam skaudėdavo sąnarius, jam skaudėdavo tam tikras kūno vietas, tai realiai tai buvo amžini sužalojimai ir tikėtina, kad po šio nelaimingo įvykio jisai tapo dar labiau agresyvus. Išties, kai kurių žmonių liudijimais remiantis, būtent tada, kuomet Kenas patyrė tą katastrofą statybų aikštelėje, tikėtina, kad jam sutrenkė ir galvos sritį ganėtinai stipriai ir po to viso įvykio, kai jisai atsibudo, jisai tapo agresyvesnis, yra bent jau tai pasakojama. Dabar vėlgi, ar tokie dalykai gali lemti jo vėlesnį, sakykime, agresyvumą? Aš nežinau, bent jau aš nemanau, kad šis įvykis pakeitė jo charakterį taip žymiai, bet kas žino, gal esu girdėjęs istorijų, kuomet žmonės gali parkrist, sakykime, nuo laiptų ir prabust piktesni, sakykime, bet, aš nežinau, ar, tokie sužalojimai, sakykime, galvos srities gali išties žmogų paveikti, elgtis taip, kaip vėliau mes sužinosim ir kaip aš papasakosiu, kaip jisai elgiasi toliau. Bet aš jau daviau žinoti, kad dar iki šių sužalojimų Kenas jisai pasižymėjo vagystėm, sakykime, nusikalstamumu, jisai buvo, piktybinis paauglys, ar ne, ir nemanau, kad tas nelaimingas atsitikimas, sakykime, statybų aikštelėje turėjo kažkokios didelės įtakos jo vėlesniai charakterio evoliucijai, gal taip sakykime. Tai taip, tęsiant toliau, pats Kenas, augdamas, jisai buvo didelio tokio kaip ir stambaus sudėjimo ir neretai jisai tuo naudodavosi, ar ne, jisai gąsdindavo žmonės kitus, tie, kurie jo, sakykime, nemėgdavo, jisai neretai jiem grasindavo, to prasme, atiminėdavo pinigus, žmonės jūs galite įsivaizduoti, tiesiog jisai buvo savotiška galia, ar ne, terrorizuojanti nedidelį miestelį. Jisai pats vėliau augdamas, jisai pradėjo užsidirbti pinigų iš panašios veiklos kaip ir jo tėvai, tai jisai išnuomodavo šalia jo fermos esančią žemę, berods žemės ūkio paskirties irgi, ir jisai taip pat uždarbiaudavo ir per kitus įvairius nusikaltimus, ne, tas minėtasias vagystės ir panašiai. Tai iš esmės atrodo
Kenui pradėjo sektis labiau nei jo pačio šeimai. Jo tėvai nors ir nebuvo pasiturintys, tačiau Kenas, jam visai sekėsi gerai. Jam sekėsi neblogai, sakykime, išnuomot jo žemę, jisai gaudavo nemažai pinigų iš tos legalios veiklos, sakykime, iš tos teisėtos veiklos. Ir jam atrodo sekdavosi terrorizuoti kitus, sakykime, nedidelio miestelio gyventojus, bei atitinkamai, gauti tai, ko jisai nori iš kitų per vagystės ir panašiai. Ir atrodo, jam pavykdavo išsisukti nuo atsakomybės pastoviai. Ir taip jis elgėsi tame miestelėje daugiau nei 2 dešimtmečius. Ar ne? Tai išties galite įsivaizduoti, kad tai neįtikėtinai skamba, ar ne? Kad toksai žmogus, toksai, piktybinis, sakykime, piktybinis Kenas, ar ne, atvykęs į nedidelį miestelį, sugebėjo terrorizuoti visus gyventojus ir iš jų ir atiminėti, ir vogti, ir jiem grasinti, ir juos, visaip mušti ir panašiai. Atrodo keista, kad su juo niekas negalėjo susitvarkyti, nors ir buvo bandoma, tačiau vis nepavykdavo. Aš čia apie tai dar toliau pakalbėsiu, bet tikiuosi jau pradeda suprasti, link ko mes einam, kad Kenas, jisai buvo gerai žinomas visame miestelėje per tuos kelis dešimtmečius, kiek jisai terorizavo visą miestelį ir jo gyventojus. Visi gyventojai apie jį žinojo, jam užtekdavo, jisai dažnai lankydavosi baruose, kaip pavyzdys, jam užtekdavo užeiti į barą, visi žmonės vos nepasitraukdavo, išeidavo ir panašiai. Jie tiesiog vengdavo jo, ar ne, o tie, kurie nuspręsdavo tiesiog jam paprieštarauti ar, pastovėti už save, dažnai, susilaukdavo daugybės bėdų, ar ne. Dažnai Kenas juos vėliau primuždavo, ar apvogdavo, ar kaip pavyzdys suniokodavo jų turtą, padegdavo namus, ar ne, ir panašiai. Tai taip, Kenas per savo, sakykime, gyvenimą, per savo karjerą, tą nusikalstamą jisai apskritai buvo įtariamas, jam pareikšti buvo įtarimai daugiau nei 20 kartų, ar ne, ir beveik visus kartus jam pavyko išsisukti. Kitaip tariant, vos ne visus kartus išskyrus vieną kartą. Gal taip patikslinsiu, kad jisai buvo nuteistas tik tais vienintelį kartą. Ir tai net nepasakyčiau, kad jis buvo nuteistas galutinai. Pats sprendimas neįsiteisėjo. Jisai sprendimą apskundė. Patį paskutinį sprendimą, kuris, čia išties neįtikėtina bus istorija, pamatysit, bet iš esmės taip, Kenas jisai darė daugybę nusikaltimų, aš jau minėjau, dėl tų vagysčių ir panašiai, ir dėl įvairių sužalojimų, ta prasme. Ir Aišku, žmonės, miestelio gyventojai, jie tiesiog netylėdavo, jie nuo pat pradžių kreipdavosi į policiją ir jie neretai, ta prasme, užvesdavo, sakykime, pati policija užvesdavo, tyrėjai užvesdavo bylas ir panašiai, ir pradėdavo tyrimus ir pareikšdavo įtarimus Kenui, bet nepaisant to, atrodo, Kenui pavykdavo išsisukti, ta prasme, teisme, atrodo teisme jo atstovas, Keno atstovas, jisai gynėjas, būtent jisai buvo išties geras, jo gynėjas buvo advokatas Richard Gene McFadden berods. Ir būtent šitas Richardas, vadinkime jį, ar ne, šitas gynėjas buvo pasižymėjęs tuo, kad jisai neretai gindavo ir, mafijos atstovus, kriminalinio pasaulio atstovus, ar ne, tai aš minėjau, Kenas buvo visai pasiturintis, jisai turėjo nemažai pinigų, jisai galėjo samdyti tokio pobūdžio, sakykime, gynėjus, ar ne, tokius gynėjus, ir būtent šis gynėjas jį sugebėjo, apginti, realiai jį išsukti nuo atsakomybės baudžiamosios, sakykime, daugybę kartų, daugiau nei 20 kartų, ar ne, išskyrus tą vienintelį kartą, kada jisai, apie kurį aš ir vėliau dar papasakosiu laidoje, ar ne, bet iš esmės, kad sudaryti tą įspūdį, ar ne, kad atrodo Kenas buvo net nenubaudžiamas, ar ne, iš ties, ar ne, kad daugiau nei 20 kartų pareikšti įtarimai dėl įvairiausio plauko, sakykime, nusikaltimų ir absoliučiai visi jie yra, visos bylos yra nutraukiamos, ar ne, išskyrus vieną vienintelę, kuri ir tai net neįsiteisėjo, galima sakyti, dėl to, kad buvo pareikštas apeliacinis skundas, ne, bet nepaisant to, iki to paskutiniojo, sakykime, nuosprendžio, gal taip sakykime, kurį apskundė jisai vėliau, kiekvieną kartą, kai išeidavo iš teismo salės, sakykime, Kenas, jisai girdavosi savo advokatu ir neretai žmonėm garsiai pareikšdavo, tarkim, užėjęs vėl į tą barą, kad aš niekada nesėdėsiu, paprasčiausiai, čia taip, nežinau, kabutėse tariant, ar ne, kad aš niekada nesėdėsiu už savo veiksmus, kad, tiesiog grotos nematys manęs, kitaip tariant. Ir taip, žmonėm susidarė toks įspūdis, kad Kenas yra kažkoks, lyg prakeiksmas ar ne miestelio, kad jo neįmanoma atsikratyti ir jo neįmanoma nuteisti ir, jisai visada sugrįš ir jisai sugrįš tik blogesnis ir jisai dar labiau kerštaus visiems, kurie išdrįso apskritai jį paskųsti policijai, ar ne? Ir čia dar tarp kitko apskritai, kaip vykdavo bylos pačios, ar ne, dar irgi įdomus dalykas, tai
sakysit, kaip yra įmanoma ar ne nenuteist nei vieno karto, ar ne, per visus tos kartus, kiek buvo daugiau nei 20 kartų pareikšti įtarimai, kaip yra įmanoma nei karto jo nenuteist, ar ne, net ir patys geriausi advokatai, vis tiek gautų, net ir patys geriausi advokatai vis tiek gautų tik tais atsakomybę lengvinantį, sakykime, nuosprendį, ar ne, bet ne visiškai tą, sakykime, bylos nutraukimą. Iš ties, kaip viskas vykdavo, tai kai būdavo pareiškiami įtarimai Kenui, Kenas dažniausiai atvykdavo pas liudytojus ir jiems grasindavo. Jisai niokodavo jų turtą, kaip pavyzdys, jisai neretai juos persekiodavo, pasistatydavo savo automobilį ir panašiai. Aš kaip pavyzdį galiu duoti, tarkim, įsivaizduokit, kad jūs ir jūsų, galbūt, sakykime, miestelio gyventojus terrorizuoja irgi kažkas panašaus, koks nors panašus pilietis į Keną, ar ne? Jūs, vieną dieną galbūt jisai užpuola, galbūt atima pinigus, piniginę ar kažką panašaus, ar ne? Jūs, aišku, žinot, kas yra Kenas, žinot, kaip jį rasti ir kur jisai gyvena, jisai net nesislapsto, jis net nevengia, atrodo, atsakomybės, jūs tiesiog paprasčiausiai pranešat apie šį nusikaltimą policijai ir galvojat, pasitikit procesu, galvojat, kad viskas pavyks, bet staiga, ką jūs pastebite, tai kad kol vyksta policijos tyrimas, tas ikiteisminis tyrimas, Kenas staiga pas jūs vis atvyksta prie namų. Jisai nieko jums kol kas nedaro, bet jisai tiesiog pasistato automobilį ir, tiesiog stovi, nežinau, tiesiog stebi jūs ir vis jūs persekioja, kai išeinate į kokią parduotuvę ir panašiai. Tai taip viskas vykdavo su šiuo tikruoju Kenu, ar ne? Jisai išties taip savotiškai psichologiškai paveikdavo visus liudytojus, ar ne? Jisai jiems grasindavo, jisai karts nuo karto irgi juos, sakykime, fiziškai prieš juos smurtaudavo ir, ta prasme, juos taip fiziškai versdavo paklusti savotiškai, ar ne, bet dažniausiai jisai pasitelkdavo tą tokį vos ne kaip psichologinį smurtą, ar ne, kad jisai tiesiog stovėdavo ir laukdavo, ar ne, jisai persekiodavo kai kuriuos liudytojus prie kai kurių namų, tiesiog pasistatydavo automobilį ir tiesiog sėdėdavo ir stebėdavo juos, kartais tiesiog, nukreipdavo savo agresiją prieš šių žmonių turtą, tai irgi suniokodavo namus, padegdavo juos ir panašiai. Jūs galite įsivaizduoti šią situaciją, ar ne, kad kiekvieną kartą, kai kažkas paskųsdavo Keną policijai, tie žmonės nukentėdavo nuo Keno vėlesnių veiksmų ir galų gale prieš Keną bijodavo kas nors ir paliudyti teisme, ar ne? Ir jeigu mes turime baudžiamąją bylą, kurioje reikalinga, sakykime, bent kažkiek surinkti liudytojų, kad jie paliudytų, kad iš tiesų tam tikri įvykiai įvyko, bet nei vienas iš jų neatvyksta, tai tada ir, savotiškai žmogus yra nekaltas, ar ne? Galima sakyti, kad, yra labai sunku tada įrodyti žmogaus kaltę. Ir taip, nepaisant to, kad žmogus yra paduodamas į teismą 100 kartų, sakykime, bet, jeigu nei vienas liudytojas vis nepasirodo, tai kiti gali pradėti galvoti, kai kurie teisėjai gali pradėti galvoti, kad galbūt čia patys gyventojai susidorot bando su juo, o ne jisai turi kažkokią problemą. Matot, ką turiu omeny. Tai iš ties keista tokia situacija, ar ne, ir toks kaip ir rebusas, sakykime, ar ne, tokia kaip ir puzlė. Iš ties Kenui sekėsi iš ties gerai, įbauginti kitus ir tie įbaugintieji, jie bijodavo vėliau liudyti prieš jį, bijodavo vėliau atsistoti prieš teismą ir tiesiog atsisakydavo. Kai kurie atsisakydavo kaltinimų, kiti atsisakydavo liudyti. Tiesiog tie žmonės bijojo to, kas seks po to, ar ne, jie bijojo to Keno, sakykime, keršto vėlesnio, kuris tikrai ateidavo ir neretai, ta prasme. Tai taip, tęsiant šiek tiek toliau, čia jau prieš pabaigą pirmos laidos, kad, visiškai finalizuot, sakykime, Keno kaip blogiečio, sakykime, vaizdą, aš nežinau, galbūt darau blogą darbą šiuo atveju, ar ne, aš manau, kad nedera apkalbinėti žmonių, ypač kurie nėra gyvi, ar ne, bet šiuo atveju vėlgi tai yra vieša informacija, tai, apie Keno darbus, sakykime, žygdarbius, tikrai žmonės gali susižinot. Ir nemanau, kad čia buvo pagirtina asmenybė, nesvarbu, ar jisai yra gyvas ar miręs, bet vėlgi, aišku, apie jį jo žmona, vėliau irgi apie tai pašnekėsim, bet apie jį jo žmona yra geros nuomonės, čia yra keista, savotiškas Stokholmo sindromas, sakyčiau, bet, čia irgi kita jau tema, gal net kito savaitgalio tema, ar ne Stokholmo sindromas, bet iš esmės dabar paliečiau šiek tiek tą temą apie žmonas. Norėčiau galbūt finalizuoti, galbūt šią laidą užbaigti galbūt su tuo galbūt paskutiniuoju viniu, ar ne, kodėl Kenas nebuvo toks jau geras žmogus, išties blogas buvo žmogus, ar ne, tai Kenas turėjo daugiau nei 10 vaikų su skirtingomis moterimis, jisai turėjo iš viso savo gyvenime 3 žmonas ir jisai
dažniausiai vesdavo su sąlyga, su siekiu, kad prieš jį neliudytų jo žmonos. Kaip žinia, vyras ir žmona gali atsisakyti vienas prieš kitą liudyti, ar ne, ir jie negali būti verčiami liudyti vienas prieš kitą. Tai čia galbūt tokia irgi viena kaip ir, nežinau, įstatyminė, sakykime, gal spraga, kabutėse, gal ne, bet, čia vos nesavotiška tradicija, gal, sakykime, kad, tie artimieji, jie neturėtų būti verčiami prieš savo valią, ta prasme, liudyti prieš savo, artimuosius, ta prasme. Šiuo atveju taip. Šiuo atveju Kenas naudojasi šią spragą, sakykime, ir jisai vesdavo tam tikras mergaitės, sakysiu, su sąlyga, su siekiu, kad jos neliudytų prieš jį. Dabar kodėl sakau, kad jo žmonos buvo ne merginos ar moteris, bet buvo mergaitės. Tai, čia yra toji tamsioji galbūt pusė, tai Kenas jisai pasižymėjo gal tuo, kad jam patiko jaunos mergaitės, 14-metės, 13-metės, gal net jaunesnės. Ir, kaip pavyzdys, vienu momentu jo paskutinioji, sakykime, trečioji žmona, ji buvo vardu Trena MacLeod, tai ją vadinsim tiesiog Trena. Jisai su ją susipažino, kai Trenai buvo 12 metų. Tuo tarpu Kenui buvo 35 metai. Tai kad suprast sunkumą, ar ne, šito dalyko. Tai, aš net nežinau, nuo ko pradėti, tai tiesiog, protų nesuvokiamas dalykas, ar ne, aš nežinau kaip, net nežinau kaip į tą žvelg, bet Trenos tėvai, jie nestovėjo vietoje, jie aišku nesutiko, net ne tai, kad nesutiko, jie tiesiog apskritai prieštaravo tokiem santykiam, jie nenorėjo matyti apskritai Keno su Trena, ar ne. Čia, kaip ir minėjau, 12 metai ir 35 metais, ar ne, protų nesuvokiamas dalykas, ar ne. Kas atsitiko, tai Kenas pradėjo grasinti Trenos tėvam, jisai padegė jų namus, nušovė jų šunį, ar ne, ir savotiškai atrodo tas klausimas taip ir užsidarė, ar ne, kad tie tėvai nesugebėjo Keno paduoti į teismą savotiškai, jie bijojo Keno, ir Kenas vienaip ar kitaip būtų išsisukęs, atrodo, nuo teismo, nes jisai turėjo gerą advokatą, ir kas įvyksta toliau, tai Kenas vedė Treną, kai jai buvo 14 metų, berods Trena išėjo iš mokyklos, panašiai kaip ir Kenas būdamas 15, tai Trena būdama 14, paliko mokyklą, ir Trena pradėjo gyventi su Kenu, būdama 14, ar ne? Ir jinai beje tapo ir nėščia, būdama 14. Tai čia dar dadedant, žinot, blogio, galbūt visą šią istoriją ir visą šią Keno charakteristiką, gal taip sakykime. Tai dabar, kas dar pablogina pačią situaciją, tai kuomet Trena atsikėlė gyventi kartu su Kenu jau gyveno jo buvusi žmona, jo antroji žmona, vardu Alice. Tai taip, jisai vienu metu gyveno su dviejomis savo žmonomis, ar ne, su antraja ir su trečiaja žmonomis, tai su Alice ir su Trena. Taip, išties. Ir taip, Alice irgi buvo jauna. Kaip ir jau minėjau, jisai vesdavo savo tas žmonas su siekiu, kad jos neliudytų prieš jį, nes savaime suprantama, kad 35-metis ir 12-metė tai yra mažamečio prievartavimas. Ir jisai siekia tai savotiškai užglaistyti per tą santuokos institutą, gal taip sakykime. Ir jisai tą patį darė ir su Alice, ar ne, ir lygiai taip pat elgėsi su Trena. Dabar kas vėliau įvyksta, tai gimus, Trenai pagimdžius, jinai kartu su Alice nusprendė kartu pabėgti į Trenos tėvų namus. Kas vyksta toliau, tai Kenas praktiškai išprotėja, ar ne, ir jisai vos ne iš karto randa Treną ir Alice besislapstančias Trenos tėvų namuose, ar ne. Jisai, jas atgal, galima sakyti, per prievartą vos nesusigrąžina pas save į namus, ir ką jisai toliau padaro, tai jisai dar kartą Trenos tėvų namus padega ir nušauna jų kitą šunį, ar ne. Tai net nežinau kaip tą jau pasakyti, Trenos tėvai prarado 2 šunis per jį ir 2 kartus jų namai buvo padegti, ar ne? Atrodo neįmanoma susitvarkyti su šitu maniaku, ar ne? Ir nežinau kaip kitaip jį pavadinti, ar ne? Tai išties antiherojus šios istorijos. Tai dabar vėlgi čia aš minėjau Stokholmo sindromą, tai Stokholmo sindromas tikriausiai žinot, kas tai yra kuomet, žalingi porų santykiai neatrodo žalingi, galbūt taip sakykim, patiem šių santykių nariam. Tai kaip pavyzdys, sakykim, vyras ir moteris gyvena kartu, ar ne, ir vyras, tarkim, elgesi blogai su moterim, ar ne, bet moteris į tą blogą elgesį žiūri kaip į gerą elgesį, ar ne, kad tai yra vos ne kaip savotiška meilės išraiška.
čia labai grubiai ir paprastai aš paaiškinu, kas tai yra, ar ne? Tai ką aš turiu omeny su Stokholmo sindromu šiuo atveju, ar ne? Keno ir Trenos atveju, ar ne? Tai nepaisant to, kad Kenas jisai tyčia padegė namus dar kartą Trenos tėvų ir nušovė jų šunį, nepaisant to, Trena nurodė, kad namai užsidegė dėl namo elektros instaliacijos, kad galimai dėl to buvo kalti kokie nors elektros prietaisai, tikrai ne Kenas. Ir apskritai jo žmonos, taip paėmus, kuomet jų klausdavo, koks Kenas buvo, jo žmonos, buvusios žmonos ir esama, sakykime, Trena žmona teigia, kad jis buvo geras. Ir jos jį pastoviai gynė. Jisai buvo, jų nuomonė, Kenas buvo bendruomenės taikinys, kad vos ne visa miestelio, sakykime, bendruomenė nusprendė prieš jį nusitaikyti ir specialiai jį apkaltinti vairiausiais dalykais, ir nedaugiau nei 20 kartų, kad jisai nebuvo kaltas žmogus, jisai tiesiog buvo, tas taikinys, ar ne, tiesiog stambus vyriškis, ar ne, prieš kurį atrodo visi susimokė kažkodėl. Nesuvokiama, kaip gali tos žmonos taip mąstyti, bet vėlgi čia tas, sakykime, Stokholmo sindromas, ar ne, savotiškai. Tai taip žmonės atrodo, kad jau kaip ir pirmoji laidos dalis eina į pabaigą ir aš turiu užbaigti pačią Keno istoriją, sakykime, šiuo atveju ir tikiuosi, kad aš ją pakankamai išsamei paaiškinau, papasakojau, sakykime, koks, nežinau, kaip čia pasakius, kokio blogo elgesio ir koks blogas apskritai Kenas yra šiuo atveju šioje istorijoje ir vėliau antroje laidos dalyje papasakosiu, kas jam atsitiko. Aš jau kaip ir daviau užuominą, aš jau kaip ir sakiau, kad čia yra pasakojimas apie neatskleistą žmogžudystę ir žinot kieno, kad tai yra Keno neatskleista žmogžudystė, ar ne, ir tikrai taip, mes turėsim tą aptart jau antroje laidos dalyje. Tai iki to laiko pasiūlysiu jums paklausyti geros muzikos, plius minus 20 minučių ir iki to laiko galite parašyti ką nors ir kągi, sugrįšim į antroje laidos dalį, kalbėsim apie mirties aplinkybės, sakykime, Keno mirties aplinkybės, kas jam atsitiko ir kas tą galėjo galbūt net ir padaryti, galbūt. Vėlgi, tik primenu, neatskleista žmogžudystė iki šiol, tai yra. Tai taip, iki to laiko, iki.